Labadiena. Šiandien mūsų tinklalaidėje kalbame su Tomu Markūnu, Techin socialiniu pedagogu. Sveiki. Matyt, norėčiau pradėti nuo to, kad Techin yra vis tiek tokia moderni institucija, kurioje galima įgyti daug įvairių įdomių šiuolaikiškų profesijų. Ir paprastai kalbant apie profesinį mokymą, tai mes įsivaizduojam, kad profesinė mokykloje turi būti kažkokie meistrai, specialistai, techniniai, o jūs esate socialinis pedagogas. Tai ką Techine veikia socialinis pedagogas? Jei turit porą valandų laiko, tai galėčiau papasakoti, bet stengsiuosi suglaustai. Geras klausimas. Tai profesinė mokymo įstaiga, visos profesinio mokymo įstaigos turi ir gimnazijas. Tai automatiškai mokosi ir gimnazinio amžiaus mokiniai. Techin atveju mūsų jauniausias moksleivis yra 14-15 metų. Tai mes jį ir stengiamės palydėti tą suaugusių gyvenimą, būti su juo, su jo problemomis, iššūkiais, elgesiu, emocijom, tais pačiais socialiniais, pedagoginiais poreikiais. Ir iššūkių daug ir galiu pasakyti, kad ne vienas socialinis pedagogas dirba profesinėse mokyklose. Techin atveju mes esam dviese. Švietimo pagalbos imtimi esam iš viso 4, 2 psichologai, 2 socialiniai pedagogai, mokytojo padėjėjas. Tai komanda vis didėja ir poreikis didėti tam yra labai didelis. Mes žiniasklaidoje skaitom, kad bendro lavinimo sistema tampa labiau atviresnė kitokius poreikius turintiem asmenim ir didėja ten toks ir vaikų skaičius ir skaitome, kad vis trūksta tų padėjėjų, tai trūksta pedagogų, psichologų. Kaip jūs vertinate situaciją profesinėme mokyme, ar daugėja ten tų vaikų turinčių kitokius poreikius, ar ta situacija dar nėra tokia? Nes statistiškai atrodo, kad situacija daugelį metų yra labai panaši ir tas skaičius nėra didelis. Kaip jūsų patirtis, ką sako? Turiu 18 metų patirtį, esu dar ir socialinių pedagogų asociacijos valdyboje ir Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos įkūrėjas. Tai tą situaciją stebėm iš labai arti ir bendraujam su visa šalimi, su visos šalių mokyklom, su ikimokykliniam įstaigom, gimnazijom, progimnazijom ir pradinėm mokyklom. Tai tikrai tokių mokinių daugėja ir labai ženkliai ir ta švietimo bendruomenė tą labai jaučia. Bet mano akimis tai yra visiškai normalus progresas, visiškai normalus šiuolaikinės žmonijos, pavadinkime, informacinių technologijų eros reiškinys. Ir su tuo tikrai dar daug metų reikės išbūti. O kaip jums atrodo, ar mes čia su įvairiais prelegentais kalbėjom, kaip jums atrodo, ar prieinamas yra, ar pakankamai prieinamas yra profesinis mokymas, ar vis tik yra kažkokių formalių tokių trikdžių, kurie neleidžia visiems norintiem ten atsidurti ir jeigu jų yra, tai gal galim juos kažkaip detaliau gal paanalizuoti? Vėlgi, profesinė mokyme aš esu 18 metų ir tikrai turiu pačią artimiausią patirtį šitam palyginimui. Tai galiu labai džiugiai ir drąsiai pasakyti, kad prieinamumas tikrai yra ženkliai padidėjęs ir faktiškai yra nebelikę kliučių, norint mokytis profesinėje mokykloje, nebeliko jokių barjerų. Tikrai situacija yra 5-mečio, beveik 10-mečio labai ženkliai pagerėjusi. Gerai, tada pradėkim gal matyti keletą tokių aspektų. Tai programų pasiūla. Dabar jeigu mes kalbam apie tą programų pasiūlą visiems, be kažkokių ypatingų poreikių, tai galbūt jinai yra pakankamai didelė, bet kada mes kalbam apie programų pasiūlą tiem, kurie neįgijo to jau tokio tipinio bendrojo lavinimo, tai tada mes matome, kad programos yra, nėra tas labai didelis kiekis tų programų ir kad tos profesijos siūlomos yra labiau tokios, darbininkiško tokio pobūdžio. Ar jums tas atrodo, sutinkat jūsų tokio teiginiu? Pirmiausia, yra labai svarbus etapas jaunam žmogui tikslingai pasirinkti, ko tu nori. Mes kiekvieni turim kažkokių poreikių, ar ne? Tai labai yra svarbu
kryptingai nueiti ten, kur tu gali, kur tu gebi. Yra tam tikros profesijos, kurios reikalauja iš ankstinio pasiruošimo, tam tikrų stipresnių gebėjimų, kaip, pavyzdžiui, inžinerinės specialybės arba programavimo specialybės. Kartais jaunam žmogui atrodo, kad aš jau galiu viską ir staiga sėsiu prie programavimo sudėtingų programų, o žiūriu, kad matematinės net žinios, ypatingai silpnos. Arba, pavyzdžiui, specialybė viena sudėtingiausių elektriko, ar ne? Mes irgi turėjom netgi tokių sudėtingų atvejų, kai tenka tarpininkauti arba konsultuoti mokytojus. Mokytojai klausė, sako, ką man daryti su šituo mokiniu, visiškai net ne į tą pusę, kur reikia sujungti, pirmoji ten užduotis sujungti kažkokias grandinės. Paskui jau sudėtingesnėje užduotis, kur reikia jau ir įtampą įjungti. Tai jeigu mokinys visiškai netame, bet jisai kažkur viduje tiki, kad aš tikrai būsiu elektrikas arba ten, nežinau, koks nors lazerių specialistas. Bet tai labai labai svarbu įsivardinti ir savo atsakyti klausimus, kokią kryptimą aš eisiu. Ir aš ar tikrai tam esu pasiruošęs. Tai čia ir profesinio veiklinimo, profesinio orientavimo specialistai, karjeros specialistai turėtų labai aiškiai su tai žmonėm, kurie nežino atsakymų, kurie blaškosi, šokinėja, žiūri, kuri specialybė paklausesnė, kuri specialybė daugiau uždirbti bus galima ir sako, aš būsiu ten per 1,5 metų JavaScript programuotojas. Mokytojai pasidaro testus, kad net ne į tą pusę. Tai labai savo svarbu įsivardinti. Be abejo, su kažkokiu profesionalu, su specialistų pagalba, karjeros specialistų. Tai čia jūs sakot, kad tas profesinio orientavimo aspektas yra... Ypatingai svarbus etapas, kad tiesiog ne taip, kad random šaut, strėlytę mest ir kur jau čia ta strėlytė įstriks, ten ir nueisiu. Bet būtent čia labai svarbu dar tame etape 11-12 klasėje įsivardinti, kur aš būsiu, kokias sritis mane domina, kur aš jaučiuosi stiprus, kur aš jaučiuosi gerai, kur aš jaučiuosi saugiai. Bet jeigu žinot, bet nepabandęs... Bet mes susidurėme, mes renkam informaciją, yra tikrai, kur mokiniai visiškai neorientuoti, net galima pasakyti, nemotyvuoti ir tada tik tai yra užprogramuoti, tik tai problemams. Paskui išsiaiškinę ten kažkelintos konsultacijos metu, kad jo ta profesija visiškai net nedomina, o jau praėjo 1,5 metų, ar ne? Tai čia apie tai. Bet jisai turėjo galimybę įstoti į... Bet kaip sužinot, ar tau patinka profesija, jos nepabandžius, tai gal pabandai ir... Taip, bet resursai pabandymo jūs įsivaizduojat kokie. Aišku, matyt, galima prognozuoti, taip jau koks yra pasiskaityti, susižinoti maždaug. Tai tą mes veikia, mes esame aprašę... Koks yra tas turinys tų specialybių. Mes esame aprašę visas programas plačiai, esame net ir nufilmavę, kaip tai atrodo. Kartais net atėjus mokiniui pasirašyti sutarties, net mūsų administratorės ar švietimo vadybininkės kartais dar paklausia, ar tikrai viską žinot apie būsimą profesiją, apie kokius iššūkius gali kelti, kad reikia specialiųjų kažkokių įrangų, technikos, aprangos, kažkokių kitų specifinių dalykų tai profesijai. Mes apie tai su mokiniais diskutuojam, bet tų atvejų būna, kad pasirinkau neteisingai. O dabar kaip jūs vertat, mes čia viena iš mūsų čia prelegenčių, daktarė Mikulėnaitė kalbėjo, kad yra apie 18-19% vaikų gimsta su įvairiais raidos sutrikimais, kurie, galbūt dalis tų sutrikimų paskui kažkaip koreguojasi, gal dalis išlieka ar transformuojasi. Kaip jūs vertinate šitų grupės galimybės tos profesijos pasirinkimo prasme, arba kitaip sakant, ką daryti šeimom, kurių vaikas turi poreikių ir bando paskui kažkaip pasirinkti tarptų, ką mes čia kalbam, tarptų skirtingų profesijų, kažkokių patarimų gal jūs galėtumėte, apie ką reikėtų galvoti? Tai pirmiausia, didžiausias patarimas šeimai, kuo labiau ir kuo natūraliau būti su tuo, kuo labiau pažinti savo vaiką, o per pažinimą ateina ir matymas ir kryptis, kur nori būti mano vaikas. Tai pirmiausia, šeimai gilintis, domėtis, galbūt net ir važinėti, pavyzdžiui, į atvirų durų dienas, kurios
paskutinius metus stebiu ypatingai įdomias, įtraukias, inovatyves ir galima prisiliesti prie įvairių specialybių. Yra bent jau Techin atveju mes organizuojame kūrybinės dirbtuvės, mokiniai gali beveik visas specialybės išbandyti praktiškai. Net programavimo ar elektriko specialybėje mes duodame pasimatuoti, pačiupinėti. Šiemet irgi turėjom didelį srautą mokinių su tėvais ir jie galėjo tiesiog į visus klausimus užduoti dėstytojams, mokytojams, administracijai. Tai galima atvykti į mokyklą ir tenai išbandyti tiesiog praktiškai kažkaip. Švietimo mokslo ministerija organizuoja jau keleri metai visose Lietuvos profesinėse mokyklose atvirų durų dienas vienu metu. Tai galima pasirinkti netgi vienu šūviu du zuikius. Nuvažiuoti vieną, taip ir buvo beje ir mano atveju. Sako, mes nebeturime jau laiko, važiuosim dar į kitą mokyklą. Tai pasimatavimas, prisilietimas, tai irgi yra labai, pažinimas profesijos. Ne tik, kad skaitau ir aš būsiu ten elektros renginių kažkoks ten darbininkas, o tu čia atvažiuoji ir viską matai praktiškai. Tai irgi labai naudinga. Tai čia, aišku, kalbant apie tą prieinamumo ir supratimo to profesijos turinio, aišku, čia labai gera iniciatyva. Kitas dalykas, čia ką kai kurie išskyrė pašnekovai, kad svarbu ir socialinis tas vadinamas paketas. Pavyzdžiui, ten maitinimas nemokamas, ar kažkokios stipendijos, ar pavėžėjimas. Kaip Jūs manot, ar čia iš tikrųjų taip svarbu ir kokia dabar yra Techino atveju? Tai nežinau, ar maitinimas tai yra, aš kiek suprantu, kažkoks, kaip ir mokyklų valgyklos, nėra labai brangu, bet ar čia toksai lemiamas, svarbus čia tas faktorius, ar kaip čia yra? Bendruomenė diskutuoja dviprasmiškai. Mes esam turėję tokių tikrai ir, pavadinkim, aršių diskusijų arba tokių aktyvių diskusijų. Mano akimis kaip specialisto tai neturėtų būti motyvacinis dalykas. Pirmiausia yra tai, kas aš būsiu baigęs, tu mokysies, pusantrų ar 2 metus ir ką aš po to veiksiu, kokia susiformuos mano pirmoji karjera, pirmasis darbas. Jei mane motyvuotų valgykla ir motyvuotų stipendija, gal. Tai mano akimis tai neturėtų ir didelė dalim praktikoje būnant, mokiniams tai nėra pirmasis, bet yra tam tikra dalis jaunuolių, kurie šiuo metu patiria kažkokias sunkesnės socialinės sąlygas ir jiems matau, kad tai yra tikra reali pagalba gaunant, pavyzdžiui, 70 arba 100 eurų stipendiją. Arba jeigu mokinys atitinka tam tikrą kriterijų, jisai gauna vadinamą socialinę stipendiją, kuri šiai dienai yra apie 220 eurų. Nemokamą maitinimo mes negalime organizuoti, nes mokiniai mokosi pagal profesinio mokymo programas, tai jie automatiškai gauna stipendiją. Tai yra taip jau sukonstruota įstatymo. Tai yra keletą mokinių, kurie gauna išimties tvarka, bet jau ten yra kiti aspektai. Tai šitie elementai yra papildantis mokymosi motivaciją, bet tikrai ne konkuruojantis ir nurungiantis. Sakykime, aš mokysiuosi tik dėl to, kad gausiu nemokamą maitinimą. Kažkiek mažesnė dalim taip, bet tikrai ne pagrindinė. O dabar, jeigu žiūrėti tą, vis tiek jūs iš to socialinio pedagogo perspektyvos, ar svarbu yra tokie dalykai kaip, kažkoks papildomas rūpinimasis tais vaikais, jų tokia, sakykime, instituciniais santykiais, galbūt su kažkokiam kitom įstaigom, kur yra ribos to socialinio darbuotojo ir jo darbas yra beribis. Ką čia sako kai kurie, kad tie vaikai yra, jeigu jie yra nepakankamai jais rūpinamasi, kad jiems kyla daug tokių problemų paskui institucinių, tai jie nežino kažkokius dokumentus, kaip susitvarkyti, tai kažkokios pašalpos paprašyti, tai tokių dalykų, kurie kaip ir nėra jau specifiškai turinys mokyklos, bet jie yra jau iš to vaiko viso to gyvenimo aplinką kažkaip liečia, tai kas šituo turėtų rūpintis, jeigu mes įsivaizduojam, kad tiem vaikam reikia ir vėliau pagalbos įvairiais gyvenimo etapais, tai kieno čia turėtų būti funkcija, ar mokyklos, kurioje yra tokios socialinių darbuotojų, ar čia turėtų būti kažkokios kitos, nes tai vis tiek daro įtaką jų mokymosi efektyvumui. Taip, sukuriant tokį saugumo jausmą, kad mes palydim mokinį į suaugusių gyvenimą, jis gauna brandos atestatą, jis gauna profesijos diplomą, tai mes tikrai socialiniai pedagogai mokykloje atlieka tą vadinamą tarpininko arba konsultanto funkciją, tai mes tikrai
Mokiniams padedame tarpininkauti tarp visų institucijų, nuo pačių didžiausio vaiko teisų apsaugos tarnybos ir, socialinės paramos centrų iki globos įstaigų. Tikrai tą funkciją atliekam ir tai netgi mūsų yra viena iš pagrindinių funkcijų - tarpininkauti, asistuoti, palydėti, padėti, tai tikrai tą atliekam. Tik tai susidurėm gal mažiau su tokia problema, kad ne visada drįsta kreiptis pagalbos ir tik tai iškilus problemai paaiškėjo, kad ten mokinys galėjo visą ten laikotarpį gauti kažkokias socialinės išmokas arba lengvatas arba socialinį būstą, nesenai irgi vienai mokiniai parūpinom. Ir tas nežinojimas arba baimės ateiti paprašyti pagalbos irgi yra labai labai svarbus momentas, kai tu ateini tos pagalbos, tai procesai ir pajuda. Mes tikrai jungiame visą savo tarp institucinės žinias, tarp kolegų galų gale, ar ten susiformavusią kažkokią praktiką, skambinam, einam, registruojamės, rašom, veikiam ir tikrai visiems mokiniams tą padeda. Bet jūs manote, čia yra kažkokia, čia sakoma, kad kai kurios tos šeimos bijo kažkokius tos poreikius kažkaip pripažinti, jau labiau nori, kad užmaskuoti ir dėl to galimai ir tos pagalbos neprašo, ar čia yra tokia iš tikrųjų problema? Žiūrint apie kuriuos, apie socialinius ugdymosi poreikius, ar kalbama apskritai apie socialinius poreikius, tai kaip nepriteklių kažkokia, Čia matyti daugiau sėtina su to negalios kažkokia problematika, aš taip sakyčiau, bent jau aš taip girdėjau čia iš pašnekovų, kad jie sako, kad čia taip yra. Mes socialiniai pedagogai ir apskritai visa švietimo pagalba nevadiname to negalę, vadinkime socialiniais, tai reiškia socialiniais kažkokiais pedagoginiais poreikiais, ugdymosi poreikiais, kurie yra išaugami arba jas tiesiog reikia būti su jais, tai be abejo, kad stigma vyrauja ir labai didelė. Mes labai didelę funkciją vaidiname tėvų švietimo klausimų ir man iš dalies kaip specialistų yra liūdna, kad tai tęsiasi ir atrodo nejaugi nepakanka švietimo ir tiek tokio didelio metų indėlio, kad tėvai vis dar stengiasi tai kažkaip užsimerkti, negirdėti, gal čia viskas pasikeis, o gal čia niekam nesakykime. Tai noriu tą labai garsiai įvardinti ir ne vieną kartą ir žiniasklaidoje susakęs, kad šitoks bandymas užglaistyti arba nematyti, tai tikrai garsiai pasakysiu, kad tai yra vaikų žalojimas arba toksai kenkimas vaikui. Neįvardymas problemos, nepasakymas specialistams, kur psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai galėtų suremti pečius ir imtis tavo vaikui, pažiūrėkit, jau 4 specialistai, neįvardyti, dar plus mokytojo padėjęs, kur galėtų asistuoti klasiai, pritaikyti programas, pritaikyti kažkokią laiko imti. Visa pagalba profesionaliai nukreipta į vaikui, o kitam, reiškia, laido gale, tėvai priešinasi, ne, mūsų vaikas yra normalus. Jis tikrai yra normalus. Tik jisai turi ugdymosi poreikių, ne kažkokių, pavadinkim, specialiųjų poreikių, kaip vis dar skamba ta žodis negalė. Čia apie negalę nieko bendro. Negalios yra visiškai kas kita. Tai yra ugdymosi poreikiai, kad jam sunkiau, gal jums irgi buvo sunkiau skaičiuoti matematiką, ten nežinau, aukštoje, o gal man buvo sunku rašyti lietuvių, ten kažkokias labai sudėtingas taisyklės. Tai čia ir yra ugdymosi poreikiai. Tai tie tėvai, kurie neįvardė, nesako, nuslėpia, nutyli, įsibaimina, dar visaip kaip kažką įjungia tokius saugiklius, tai čia yra tik tai kenkimas savo vaikams. Tai drąsiai ateiti, be abejo, kad tas procentas mažėja, bet labai, labai, labai neženkliai. Ir tikrai drąsiai kreipkitės, kas klausysit šitą laidą ir tikrai drąsiai turite ateiti, įsivardinti, mano vaikui sekasi sunkiau, įsivertinkim, tam yra dar didesnių, reiškia, kompetencijų specialistai kaip pedagoginės, psichologinės tarnybos, nustatinėja poreikius vaikams ir sako, šitam vaikui sekasi sunkiai skaičiuoti matematiką. Darykim taip ir taip, duokim jam daugiau laiko. Sunkiai šitam vaikui seksis rašyti, čia tokie labai paprasti palyginimai, irgi nevertinkim rašybos klaidų, tai apie tai, o ne apie nuslėpimą ir kažkaip trukdymą. Tai jeigu čia tas mūsų pokalbis sukasi ir apie to, ko tiem vaikam labiau reikia, tai yra tokia vadinama socialinių įgūdžių programa, kurią, sakykime, renkasi vaikai. Ir ar jūs manot, kad tas, nežinau, kaip jūsų ten techninė, su tom socialinių įgūdžių programom, ar tos programos turinys yra toks tarsi kaip ir standartizuotas, ar galima joje atsidūrus, kaip čia pasakius, rinktis,
daugiau dėmesio skirti toms sritim, kur yra kažkokie trūkumai to. Pavyzdžiui, tas pats, jeigu yra kažkokie sunkumai ten matematikos ar rašymo, kas yra pakankamai svarbu, tai ar tas socialinių įgūdžių programa, ar fizinio kažkokio pasirinkimo, ar čia taip galima sakyti, kad tokios programos turėtų atliepti tos trūkumus, ar jos yra kažkokios, tik tai toks daugiau biurokratinis kažkoks konstruktas, kuris... Sudėtingas jūsų klausimas ir labai labai platus. Man teko susipažinti su visa programa, aš turiu savo nuomonę ir nelabai ją norėčiau, kad ir iš kitų institucijų pusės tiesiog reikšti savo tokią subjektyvę nuomonę, bet kad tą socialinių įgūdžių ugdymo tą laiką panaudoti... Ar čia tik pavadinimas toksai gal yra? Čia nėra tos programos kaip čia? Tai programa yra, viskas ten gerai, tiesiog reikia laiko programai įgauti savo spalvas, rėmus ir kokybę ir pamatavimus ir grįžtamą į ryšį. Tai yra visko pradžia, tai yra pakankamai naujas dalykas ir tam reikės laiko. Mes profesinėje mokykloje jų neturim, bet man tenka būti šalia kitų mokyklų, kurios įgyvendina ir tai yra, reikės laiko. Kitaip tariant, reikės laiko, bet ką noriu pabrėžti, kad tų valandų paimti pavadinkim spragoms, ar ne, kažkokiems stiprinti, ne, to nereikėtų daryti, nes suformavus teisingus socialinius įgūdžius, mes sulauksime ateityje labai, labai stipraus proveržio arba tokios sėkmės, susiformuoja įgūdžiai tiems akademiniams pasiekimams pasiekti, kaip rutina, disciplina, požiūris, motyvacija, atsakomybė ir labai daug dalykų. Tai visa tai formuojasi socialiniuose įgūdžiuose. O jeigu mokinys ateina, kuris nežino, kas yra disciplina, nežino, kas yra laiko kontrolė, laiko planavimas, ar ne kokybiškas poilsis, tai kaip jisai gali pasiekti labai aukštus akademinius rezultatus ir būti ten labai 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 sėkmingu. Tai tie socialiniai įgūdžiai turi gerą kodą, tik ten yra dar reikalų. Bet iš principo tai reikalinga ta galimybė, aš suprantu, kad už tos galimybės, tos vadinamos socialinių įgūdžių programos, tai slypi šansas tiem, kurių tie pasiekimai bendro lavinimo srityje nebuvo labai dideli, taip sakykime. Tai be abejo, mesgi sulaukiam vaikų, būsiu atviras ir socialiai apleistų, ir pedagogiškai apleistų, mes turim mokinių, kurie net tiesioginė žodžio prasme nežino nei higienos dalykų ir pasikviečia, kada kiti pedagogai sako, yra mokinių, kurie tikrai skleidžia ypatingai blogą kvapą, čia taip nušoksiu kaip palyginimų ir sako, reikia pakalbėti apie higieninius įgūdžius ir aš diskutuoju su mokiniu, kuriam bei 16-17 ir ten išdiskutavus, sako, gerai, Tomai, tai po šiandien mūsų diskusijos, sako, aš pažadu, kad į savaitę vieną kartą tikrai prausiuos. Ir įsivaizduokit, tai kas dedasi namie, kokie ten sukonstruoti reikalai, ar ne, tai čia mes tokį palyginimą, tai yra ir higienos, ir atsakomybių, ir laikų grįžimo namo, ir pagarbaus požiūrio į tėvus ar ten vyresnius žmonės, lygiai taip pat to elgesio, kurį mes matom viešumoje, gatvėje, viskas konstruojasi namie ir jeigu nėra šitą kryptimų užsiiminėjimą namie, tai tada didelė atsakomybė socialinių įgūdžių, gyvenimo įgūdžių, tai programai tenka. Tuos higienos įgūdžius tenka formuoti jau profesinio mokymo. Tai nemanau, kad tik profesinio. Šiuo atveju tikrai taip. Ar kažkur. Labai didelių situacijų ir istorijų galėčiau pasakoti, bet tikrai ne šito susitikimo tema. Mūsų tikrai yra daug atvejų, kas šokiruoja tiesiog, atrodo, nejaugi tai gali būti šiandien, 2025-aisiais. Bet man atrodo, kelią čia teko girdėti, kad bendro lavinimo mokyklose kai kurie padėjėjai kelia klausimus, kiek yra jų funkcijose spręsti šitas asmens higienos tas problemas. Ar tai yra jiem čia ta pareiga, ar nėra, tai toks kaip ir, Spręsti tai yra lygybės ženklas padėti. Mūsų švietimo pagalbos misija ir pašaukimas yra padėti vaikui. Tai be abejo, kad tos ribos yra labai trapios. Ir jeigu tų mokinių yra labai daug ir aš esu pavargęs, išsekęs, nebeturiu motyvacijos kaip darbuotojas, tai yra jau negerai. Bet jeigu tai yra tikrai kažkokie gražūs, sėkmingi bendruomenės, kažkokie atvejai, kai įsijungia visa bendruomenė, mato, kad problema,
tikrai išsisprendė. Tai yra, mano akimis, tai yra privaloma tą daryti. Bet bendruomenė turi tikrai labai aiškiai susitarti, apibrėžti ribas ir sakyti, va čia Tomai tavo ribos, čia yra galbūt kažkokio kito specialisto ribos ir kryptingai dirbkim, kad kiekvienam bendruomenės nariui vaikui padėti. Čia pasisuko socialinių kažkokių įgūdžių klausimais, bet yra galybė ir kitų klausimų. Tai tikrai kiekvienas vaikas rūpi, kiekvieną vaiką girdim, kiekvieną problemą gilinamės, tik tai galbūt ne visada labai laiku išsprendžiam, nes tam reikia kažkokių išorės organizacijų, galbūt reikia pasitarti su kolega, galbūt reikia daugiau žinių. Bet mokykla kryptingai turi dirbti kiekvieno mokinio gerovę. Bet kad jau pradėjome apie tą socialinį aspektą, ar tas balansas, kuris yra dabar, kalbant apie, visiškai taip žiūrėkim biurokratiškai, yra programos turinys, reikia įgyti profesiją. Tai turbūt kokia ten 90% laiko ar kažkiek ta programa yra orientuota į profesinių kompetencijų ugdymą, tikriausiai. Ir tada galbūt tie socialiniai dalykai, kaip komunikacija, tie trūkumai, tų bazinių, matematinių kažkokių skaitmeninių gebėjimų, kurie galėjo būti mokykloje, ar kažkokie dar, ta pati higiena, galbūt tiesiog tą turinį profesinio mokymo reikėtų reformuoti, didinant šitą sąlygiškai tariant tą socialinių dalykų, tą visą dalį ar tą visą bloką, kad daugiau būtų skirta ar fizinių gebėjimų, nes aš įsivaizduoju, kad jeigu vaikai, kurie mokosi dar pagal bendro lavinimo programas ir plus profesiją, tai gal jie vis tiek jie yra toj tėkmėj, tame sraute, bet jeigu jie tik tai mokosi profesijos, ar čia yra profesinio mokymo sistemos funkcija, tada tiem dar rūpintis jų socialiniais dalykais? Supratau, atsakysiu. Tai profesijos mokytojai iš tiesų atlieka dar ir socialinio, pavadinkim, ne pedagogą, bet kažkokių socialinių įgūdžių ugdymo funkciją labai plačią, tiek laiko planavimo, tą pačią komunikacijos, kurią jūs paminėt. Profesijos mokytojai šiek tiek skiriasi nuo bendro ugdymo mokyklų mokytojų, arba kaip mes įsivaizduojam, jau tokį labai klasikinį mokytoją. Tai profesijos mokytojai, jie sukuria tam tikras, bent jau Techin atveju, tai mes kūrėm kuo geresnę tokią šiltą, vadinkim, be sienų atmosferą, kur tu galėtum labai gerai jaustis. Tai man labai gražu ir tikrai džiugu kaip specialistui matyti, kad mokiniai kartais, net ne kartais, dažnai kreipiasi į mokytoją ir vardu, ir sako, ir arbatą geria, ir pietauja kartu prie vieno stalo, ir atlieka įvairius projektinius darbus, ir neformaliai bendrauja kažkur už mokyklos ribų. Tai ne tik tai, kad daro, bet mes tą ir turime daryti. Tai profesijos mokytojas, jisai yra ir socialinių įgūdžių mokytojas. Tenai labai daug visko vyksta, ir išsikalbėjimų, ir visokių istorijų, pasidalinimų, ir gerųjų patirčių, ir skausmingų išgyvenimų. Jie visi gyvena kaip šeima. Tai nėra tikrai toks, pavadinkim, sausas mokymas, atėjau, išpiškino informaciją, kažką labai ten stropiai padirbau ir mano diena baigta. Ne, tikrai ne apie tai, o apie išbuvimą kartu. Mes visi veikiam ir būnam su tuo, ir tu neturi nuotaikos, tau šiandien liūdna, o gal tu šiandien labai pakilios nuotaikos ir tave reikia šiek tiek pristabdyti, ten visko vyksta. Tai mokytojai tame vaidina labai didelį vaidmenį ir profesijos mokymo valandų skaičius yra labai didelis, beje. Tai aš sakau, gal sumažinti reikėtų? Ne, nereikia. Viskas ten yra gerai. Su valandomis viskas gerai. Matot, valandos už valandų slypi. Aš nežinau, kodėl, pavyzdžiui, mokyklos bendro lavinimo ugdymo planuose ten yra kažkiek valandų skirta matematikai, o kažkiek fizikai. Niekas šito tikriausiai nežino. Yra kažkokie nusistovėję kanonai, bet ar kažkokios, gal, nežinau, profsąjungos, kurios gina tenai vienos. Nemanau, aš manau, kad yra programos tam tikri standartai ir per tam tikrą valandų skaičių tu turi įgyti tam tikras žinias. Jei sutrumpės programa, tai tu kažkokių įgūdžių negausi, tai vadinasi kinta programa, o programa nesuderinta su kompetencijų kažkokiais standartais. Jei kalbant apie profesinės programas, tai jos yra labai labai aiškiai reglamentuotos. Jos turi turėti tam tikrą valandų skaičių, kad įgyti tam tikrą kompetenciją arba įgyti kvalifikaciją. Tai ten valandų, galimos ten tos, bet čia jau daugiau atsakyto mokymo organizatoriai. Sveiko proto požiūrį, tai vis tiek įgyti profesiją, reikia laiko, išmokti bet ką reikia laiko, čia reikia praktikuotis, tai čia nėra labai turbūt taip kaip ir yra. Kitas aspektas galbūt aš
taip sakyčiau, kad jūs vis tiek dirbo tiesiogiai praktinį darbą. Taip, visiškas Ar yra praktikas. kažkokių, be to, kad atstovaujate, aišku, dar šitą temą ir viešumoje, ar yra kažkokių gal tokių jums įstrigusių atvejų, kurie galėtų, kažkiek įkvėpti žiūrovus ar tuos, kurie dabar masto, kaip jiem čia pasielgti? Ar yra kažkokių sėkmės istorijų galbūt, kuriam jūs norėtumėt pasidalinti? Tai istorijų labai daug, tik nežinau, kurią išrinkti. Esu dar parašęs knygą, tik tai niekaip neišvysta dienos šviesos, ten yra 15 istorijų. Tiesiog pats neprisiverčiu jo. Tai nežinau, kokia... reikėtų šviežiausia greičiausiai. Iš tos knygos, ką nors. Pavyzdžiui, toksai labai aukštas, Techinas tikrai pademonstravo labai aukštą, kas man labai žavi, tokį žmogaus pagarbos lygį ir tolerancijos tikrai labai, ir labai tai jaučiasi, jei mokytojai ir administracija eina tuo keliu, labai jaučia ir mokiniai. Tai buvo viena mokinė, jau nebesimoko ir patyrusi didelę traumą. Ir tapo labai susunkia judėjimo negalė, tiesiog tapo labai stipriai neįgali, bet su judėjimo negalė, bet norėjo mokytis. Ir atsitiko taip, kad ta mokinė nutarė pakeisti lytį. Lytį, jeigu jau profesinė kalba kalbant, tai tik vardą. Ir kas man labai gražu kaip specialistui buvo, kad tai buvo apsaugos momentas, kad, reiškia, vyriškos lyties momentas jai suteiks stiprumą. Aš būsiu stipresnė, kad po vyriškų tokių, nes skydų. Ir visai bendruomenė visiškai nieko nerezonavo, tiesiog labai aiškiai buvo iškomunikuota žinutė, kad mes vadinam tiesiog vyriškų vardu. Ir kažkaip ir mokiniai labai klasiai priėmė, be abejo, kad matė labai išreikštus didelius judėjimo tos, reiškia, negalios poreikius, tiesiog norėdavo asistuoti, padėti, ten visko reikėjo ir lipti laiptais, ir valgyti, bet prie kompiuterio dirbdavo, puikių projektinių darbų atliko, kuriuos visi stebėjo tie darbai ir kai tu įsitraukė veikti grupėje, kai tu įsitraukė veikti aplinkoje, niekam nieks nebeįdomu, kad pakankamai jautrios tos temos. Tai Techin tikrai pademonstravo bendruomenę ypatingą, nuoširdžią, šiltą, gražią įtraukti, kuri tiesiog buvo iki paskutinių minučių mūsų bendruomenės narys ir puikiai leisdavom laiką ir valgydavom ir pykdavomės ir dėl higienos tų pačių dalykų, nes bendrabutėje gyveno, kovojom, kad būtų suformuoti teisingi socialiniai įgūdžiai ir juokdavomės ir verkiam per išleistuves kartu. Ir toks tikrai labai aukštas pagarbos lygis mane kaip specialistą, kaip žmogų, tai labai žavėjo, nes buvo tokių pamastymų, tokių rizikų, o kaip čia su tuo. Ar ne? Ir buvo paprašyta tiesiog labai aiškiai transliuota žinutė vadinti jau nebe moteriškų vardu, o vyriškų vardu. Beje, ten labai gražiai vyko, laimėjo kažkokias bylas ir netgi dokumentus pasikeitė. Ta teisinė tvarka susitvarkė ir paskui jau parodė jau teisiškai, sako, prašau mane vadinti oficialiu vardu. Tai tokių atvejų. Kokių dar? Dar vienas iš tokių gražių atvejų buvo tikrai senesnis atvejis, bet labai palietęs visą bendruomenę. Tiesiog vieną dieną pradedam mokslo metus ir ateina mokinė su musulmonų plaukus dengiančiu hidžabu. Tai kas dabar bus? Jau čia visi tokie įsitempę, įsielektrinę, kaip mes čia komunikuosim. Buvo visokių tokių rasistinių gal nusitikimų, religinių, tokių kas čia. Ir tiesiog mes labai greit mobilizavomės. Atėjom į klases, susirinkom visi kartu ir sugalvojom projektinę veiklą. Padarykim, reiškia, projektą apie islamą, apskritai iš esmės, apie islamą Lietuvoje. Tai taip įvyko, kad tas projektas užaugo į labai didelę veiklą, į didelį projektą. Ta mokinė pasikvietė visą savo šeimą, pristatė maistą, pristatė raštą, pristatė, jie iš kito kažkaip kitaip rašo, pristatė ir tradicijas, pristatė rūbus, kodėl tie plaukai dengiami, ką sako islamas. Visa šeima buvo su visa mūsų bendruomenė kartu ir čia prisijungė irgi labai garsi
ir fotografija, ir kitų veiklų aktyvistė Rekašiūtė, fotografija, kuri nufotografavo islamo fotografijas visoje Lietuvoje, mečetėse, važinėjo po įvairius miestus ir demonstravo Techin labai didelę gražią fotografijos parodą, kuri taip ir vadinosi Islamas Lietuvoje. Ir bendruomenė visiškai nuo tos pačios akimirkos, jinai tiesiog pademonstravo tokią, vadinkim, ūktį, pademonstravo supratingumą, kai tau yra pateikiama nuoširdžios informacijos, tu juk jautiesi visiškai kitaip. Tai tų pavyzdžių mes savo bendruomenėje turim labai daug, bet jie kartais būna tokie ryškesni, kartais būna tokie, turim kažkokią situaciją ir greitai išsisprendžia. Tai kažkaip lyg ir nepaliečia tavęs, bet tie ryškesni momentai, kurie laike arba kažkokiose jautresnėse temose. Tai... O sakykit, kas... Tai kitos istorijos jūsų knygoje, ar ne? Mano knygoje, kuri jau yra 80% į gyvenimą. Parašyta, tik reikia redaktoriaus. Reikia redaktoriaus. Paskaitysim, reiškia, kitas istorijas visų nepapasakokim, ar ne? Taip. Ir matyt, artėjant prie pabaigos mūsų pokalbį, aš tai dar taip norėčiau gal pakreipti, ar yra kažkokių, nežinau, teisės aktų, kažkokių sprendimų tokių, apie kurių tokį, ar kažkokių tokių dalykų, kuriuos būtų galima, ar reikėtų išspręsti, kažkokių ypatingos, ne tai kad skubos, bet kas, pakeistų padėtį, ar duotų kažkokį postumį šitoj srity, dar tą pagerintų profesinio mokymo, kur sakėt, kad tikrai nebloga ta situacija. Ar kažkokių yra tokių, kas ateitų iš jūsų praktinio darbo perspektyvos, ar kažkokiam svarstymui būtų galima paviešinti ar... Aš dalyvauju, bet jau socialinės pedagogikos lauke, tai dalyvauju labai dideliai teisinių dokumentų, darbo grupėse, esu kviečiamas kaip ir darbo grupės, ir konsultantas, ir nuomonės renkam iš šalies specialistų. Ir dabar su profesinė sąjunga renkam irgi apie mokytojų, socialinių pedagogų, mobbingo klausimus. Tai man iš socialinės pedagogikos tai matau, kad jau yra pakankamai neblogai sukonstruota teisinė bazė, be abejo visur yra kur tobuliau. Bet bendraja prasme, tai mano akimis reikėtų kuo labiau dar atlaisvinti mokytoją nuo kažkokių tokių darbų, kurie yra visiškai pertekliniai, kaip kažkokie dokumentacijos, tokie susitarimai migloti, kažkokios ribos, tokios išnykusios. Mokytojas turi kuo kūrybiškiau jausti savo erdvėj. Tai negaliu labai tiksliai atsakyti. Jeigu būtų kažkoks idealus pasaulis su idealia profesinio mokymo sistema ir su tais žmonėm, kurie turi įvairius poreikius, ar kažkaip būtų galima jį apibūdinti, ar yra kažkokia, nežinau, svajonė, kurią jūs turite, ar galvojate apie tai kažkas labai tokio, nežinau, gražaus? Linkėčiau visoms mokykloms, tokia bendraja prasme, kad dingtų ir išnyktų lyginimas ir vertinimas. Mes visi esam verti pačios aukščiausios ir didžiausios pagarbos. Mes esam visi sąlyginai vienodi ir verti tos teisės į švietimą, tos galimybės mokytis, būti kažkokios bendruomenės dalim ir atsisakyti vertinimo, kad tu turi, tarkim, kažkokių, nežinau, elgesio problemų, specialių ugdymosi poreikių, kažkokių išreikštų, nežinau, ten emocijų ir kažkokių kitų ypatingesnių kažkokių, jau šiuo atveju sutrikimų. Bet tai neturėtų būti pagrindinis dalykas. Jei tu atėjai ir išreiškiai norą būti mūsų bendruomenės nariu, tai išbūkim su tuo, būkim, dirbkim, pasiekim labai mažų rezultatų, pasiekim vos matomų apčiuopiamų kažkokių pokytį, bet išbūkim su tuo. Jeigu švietimas kalba apie tai, tai būkim su tuo. Ir čia yra viena iš rečiausių profesijų pedagogas, tai yra profesija su pašaukimu. Tu turi būti pašauktas dirbti pedagogu. Jeigu tu neturi pašaukimą, tai tau visiškai ne vieta. Apie tai daug jau girdžiu ir žiniasklaidoje, ir visuomeniai. Jeigu tu neturi šitos, to pašaukimo dirbti mokytojų, tai tau ne. Tu pats labai striksi, buksuosi ir išgyvensi ir visokiausi neigiami dalykai, kaip aplink tave, jei tu net nesi pašauktas mokyklai. Ačiū labai. Ačiū.